Kaip atėjau į šitą bažnyčią, tai atvažiavau į Angliją pas savo sesę, kurios vyras yra pastorius. Ir tiesiog, kai jie paskelbė man Dievo žodį ir palietė tai mano širdį, pakvietė į bažnyčią ir aš čia esu. Ir ačiū Dievui, kad esu, nes tikrai pakeitė mano gyvenimą. Tai. Ir kodėl aš esu čia, nes negaliu nebūti, nes noriu būti Dievo šeimoje ir jam gyventi. Ką man reiškia čia būti? Tai kaip sakiau, čia yra mano šeima ir ji man be galo brangi, nes mes turim bendrą tėtį. Ir tai yra mano stiprybės šaltinis, atgaiva, džiaugsmas, meilė, šviesos užtaisas einant per tamsų pasaulį. Aišku, visko būna, bet ačiū Dievui už jus ir ačiū šitą bažnyčią, kad dabar jau 4 metai ir mes augam. Ne? Darome paskaityti savo vaikų, ką jie parašė. Šitus klausimus kaip atsakė. Kaip Arijus, jam dabar 7 metai, sakau, kodėl atėjai į šitą bažnyčią, kaip mama atvedė, sako, o sakau, kodėl tu čia esi? Sako, kad mokinčiausi iš Dievo visko. Nieko tikrai nesakiau, pati nieko jam, tai sako, kad mes mokintumėmės iš Dievo, mes čia esame. Tai galvoju, ačiū tau Dievui už to žodžius, tiek eina ir į vaikų širdis. Dievas ateina ir vaikų širdis, ačiū jam. Ir sakau, o ką tau reiškia ta bažnyčia? Jisai sako, tai aš turiu šeimą, čia yra džiaugsmas. Dabar Urtė, jai dabar atsakė, jai dabar yra 11 metų. Kodėl atėjo šitą bažnyčią? Parašė, mane atvedė mama ir pati labai norėjau, nes mano dėdė pastorius ir galiu geriau pažinti ir pamatyti artimus bei geriau pažinti Dievą. Kodėl esu šitoje bažnyčioje? Kad mokyčiausi Dievo meilės, gailestingumo, gerumo ir atleidimo bei istorijų iš Biblijos. Ką man reiškia būti šitoje bažnyčioje? Čia smagu ir gera, man labai patinka pamokėlės ir kartais giedot giesmes. Bet čia taip pat susirenka daug draugų ir šeimos narių. Tai dar man patinka Jėzaus gimimo šventė ir kai švenčiam kažkieno gimtadienis. Bet labiausiai būti šitoje bažnyčioje man reiškia džiaugsmą, kad turiu tokią didelę šeimą. Amen. Taip pat aš norėčiau šiandien pasveikinti mūsų pastorių, mūsų bažnyčios vedlį su šita švente ir mūsų šlovintoją vienintelį. Tai šią progą mes padarėm